Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną išeinant iš to pasaulėžiūros taško, kad viskas yra energija, žmogus yra tam tikrų energijų rinkinys ir gimstam mes pagal tą patį rezonanso visatos dėsnį, sąveikoja būtent su tuo, tą dieną ir tą datą, kada mes sąveikaujam su tom energijom. Tik tokiu būdu, kaip ir energetinio dažnio kilimo arba žemėjimo pagal rezonansą, mes galim augti arba kristi. Tai mes ateinam į rezonansą su tos dienos energijom ir su tuo resursu ir užkrova. Žinot, dažnai žmonės sako numerologija. Mano akimis numerologas taip prisukinėja tiesiog numerius regitroje prie automobilio. Tai apie ką kalbu aš yra labiau archeologija. Kodėl archeologija? Todėl, kad tai labiau apie visatos sandarą per matematinę jo pusę, per energijas, nes energijos tai taip pat yra rodikliai arba skaičiai, nes energija arba dažnis tai yra tarpai tarp bangų, viskas visatoje yra pamatuojama. Mūsų gyvenime taip pat tiek buityje, tiek mūsų kažkokiuose veiklose ar panašiai. Tai kokia pagrindinė žinutė šiandien? Tai pavadinčiau šitą įrašą atsargiai depresija. Konsultuoju paskutiniu metu vis daugiau jaunų žmonių, kai kurie jie ateina patys, kai kurie ateina, nes pataria mamos arba mamos papasakoja, o jaunuoliai arba merginos sutinka ir ateina. Ir štai istorija. Jaunas žmogus, jam diagnozuota yra depresija. Jis tiesiog gyvenime nieko nenori daryti, nieko veikti. Gydytojas išrašo vaistus. Ir štai mama pasiūlo ir jaunas žmogus ateina. Aš žiūriu į detalizaciją. Profesinio pasirinkimo etape pelkė. Aišku, mano konsultacija visada vyksta taip, kad aš išdėstau pirmiausiai visą informaciją ir žmogus man nieko apie save nesako. Aš matydama ir iš anksto pasiruošusi duomenis, jam viską atiduodu. Tada jau vėliau po mano kalbėjimo žmogus užduoda klausimus ir klausia, kas ir kaip. Tai kągi aš matau, merginos profesiniam pasirinkime pelkė. Mergina nuėjo mokytis ne ten, kur nori. Mama, žinoma, pasakė geriau va taip ten, negu nieko, nes taip ir taip, vis tiek kažką reikia baigti. Ir mergina papuola ten, kur jinai nenori, eina per prievartą. Ten mes ir matom profesiniame etape pelkę. Mama, kodėl padaro tokią įtaką? Todėl, kad mergina gimusi kovą, gimė kovą, turėtų išeiti iš mamos įtakos zonos, mes tai suprantam, ar ne? Bet mama lyg atrodo nori gero, bet padaro visai atvirkštinį variantą. Toliau, apie depresiją. Ką aš matau to žmogaus detalizaciją ir ką jūs kiekvienas šiandien galit pasitikrinti ir nepapulti į tą riziką. Jeigu jūsų datoje tiesiog be jokių analizių, paprastuoju būdu, nėra skaičių, visų trijų, jeigu nėra kokio nors vieno, nieko nereiškia. Bet jeigu nėra visų trijų, 7, 8 ir 9, tai yra ne depresija. Tai yra tinginystės, tingumo linija. Ji yra tuščia. Kodėl jūs ateina su tokia linija? Todėl, kad tai, kas yra mūsų trūkumas, mes turim per gyvenimą įdirbti. Tame ir yra užduotys. Ateinu su vienu resursu ir kažkokiu trūkumu. Resursą panaudoju, trūkumą įdirbu, nugaliu arba suformuoju savo gyvenimo pasirinkimais ir veikla. Ir tada aš esu visagalis beveik, ar ne, jeigu taip metaforiškai pasakysim. Tai ta linija 7, 8, 9 yra tinginystės. Kas atsitinka, kai dėl tos paprastos, buitinės, žmogiškos tinginystės žmogus nueina, kreipiasi į gydytoją? Tai diagnozuojama yra depresija. Pasižiūrėkim, kokie yra skirtumai.
tinginystė, jeigu išeisim iš šitos pozicijos, kaip ir pasaulyje žiūra, ar ne, jeigu aš galvoju, kad aš iš beždžionės, tai ir čia vieną kartą gyvenu, mano pasirinkimai bus vienokie. Jeigu aš galvoju, kad aš dieviškos prigimties ir ateinu augti, ir kas liks po manęs, tai taip pat turės man įtaką ateityje, tai yra visai kiti pasirinkimai. Taip ir čia. Jeigu man diagnozuota yra depresija, aš suprantu, kad tai yra taškas, kuris nuo manęs nepriklauso. Tai yra depresija. Aš gersiu vaistus, galvosiu apie kažką, kažkaip panašiai stengsiuosi iš to išlipti per kažkokius vaistus ir kito žmogaus, ne tai, kad įtaka, bet kito žmogaus diagnozavimą man, depresija. Taškas. Aš negaliu nieko pakeisti. Depresija. Bet kai aš suprantu, kad aš tinginys, išeinu iš taško, tai aš galiu pakeisti. Todėl, kad tai nėra diagnozė, tai yra jūsų trūkumas arba jūsų silpnoji pusė, kuri yra valdoma jūsų. Lygiai taip pat žmonės, kurie galvoja, kad viskas gyvenime nulemta, jie praktiškai nieko nepadaro su tuo savo visų keliu. Bet tie, kurie galvoja, kad viskas priklauso nuo jų, jie visada prašauna 3 kartus stipriau už aplinkinius. Todėl, jeigu tai depresija, tai nuo manęs, staiga man nutiko depresija, ar ne? O jeigu tai tinginystė, tai pas jūs nėra 7, 8 ir 9. Kodėl anksčiau tų žmonių buvo mažiau? Pagalvokim, ar ne logiškai. Iki 2000 metų, beje, mergina ir tie jauni žmonės gimė po 2000, kuriuos aš konsultuoju, ir po 2000 ta diagnozavimas depresijos pasidarė tiesiog masinis. Kodėl? Pasižiūrėkim, iki 2000 niekas negalėjo turėti šitos tuščios linijos, nes 1900 ir iki 2000 visi turėjom 9, reiškia išardyta, šito nebuvo. Todėl, kad visada viena arba kita energija toje visoje 3 skaičių sekoje dalyvavo. Tai nėra jau to būdo ar netingumo. Todėl mes visi buvom vienokie ar kitokie. O nuo 2000-ųjų jau 9 dingsta, todėl atsiranda galimybė labai dažnu atveju būti šitai tuščiai linijai. Dar kartą sakau, tai yra 7 ir 8, 9. Todėl dabar visi diagnozuoja depresija, kai žmogus nieko nenori daryti, bet tai yra tiesiog tinginystė. Jeigu mes paimsim, ką tėvai šiandien daro vaikų atžvilgių, kaip visur vežioja, ar ne, tų atsakomybių mažai patiems leidžia prisimti, tai mes dar tik auginam visą tą patologiją, sakykim, todėl kad tai yra vienintelis būdas iš to išeiti, ką aš ir merginai aiškiai pademonstravau, parodžiau, kodėl aš turiu tokią nuomonę. Šiek tiek paliečiau pasaulėdaros principą, kad jis suprastų tą, kodėl jai verta pačiai imtis kažkokių veiksmų. Tai visi žmonės turi suprasti, kad jie turi savo susidaryti kažkokį režimą ir privalomų dalykų. Ar tai aš einu sportuoti, ar tai aš einu į kažkokius kursus, ar tai aš namuose visada turiu. Mes turim atvesti save į veiklą. Į kažkokį tiesiog sportinį režimą, kuriame mes turim kažką padaryti. Palaipsniui, eidami taip, mes pasieksim rezultatų. Jeigu mes nepasieksim, tai tik tuo atveju, jeigu suprasim, kad tai depresija ir nuo mūsų niekas nepriklauso. Tai mamos, atkreipkite dėmesį į vaikučius, kurie turi šitą tuščią liniją ir būtinai pasistengkit nelaužimu, ne kažkokiu prievartos principu, bet gal greičiau sudominimu, gal tiesiog paprašymu, gal tiesiog pamotyvavimu kažkokiu, kad jis imtųsi kažką veikti ir tada, tokiu atveju, mes galėsim išeiti šitos situacijos, kitaip visi būsim depresijoje. Dabar pakalbėkim, kas yra depresija ir kaip labiau žmonės atsiduria ir aplamai per principą pasaulėdaros, kas tai yra. Depresija, žinot, tai kaip kažkas suspausto ir neatleidžia, kažkas užgriuvo, supresavo ir neatleidžia. Kas tai yra? Tai yra tie dalykai, kurie nuo mūsų nepriklauso. Atsitiko netektis, atsitiko kažkoks
kažkokia nelaimė ar kažkas, kam aš jokio, va tada žmogus tikrai gali įkristi į depresiją, kažkokį tarpą, todėl kad iš tikrųjų tas supresuoja. Ir tada, jeigu dar žmogus neturi linijos, dar vieną liniją, atsiminkit, 4, 5, 6, tai yra labiau panašu į depresiją, bet vėlgi tai žmogiškąją kalbą kalbant, tai ne depresija, bet ryžto arba valios nebuvimas įveikti kažką. Matot, viskas absoliučiai atvirkščiai. Žmogus turėtų tai priimti, kad aš esu bevalis ir neryžtingas, bet jis galbūt artimiau visgi depresijos šitą liniją. 4, 5, 6. Jeigu visų šitų rodiklių nėra, kai tik jūs žengsi žingsnį, jums bus lengva. Jūsų problema tame, kad ryžtis ir nuspręsti jūs negalit. Ir pirmo žingsnio žengti. Tai jums patarimas toks. Nuspręskit ir ženkit pirmą žingsnį į tai, ką nusprendėt. Toliau visas tas užsisuks savaime. Ir žinot, toks momentas, žmonės, kurie suvokia pasaulyje žiūros tą aspektą, kad mes esam dievai tik mažesniam savo kažkokiam egzistenciniam lygyje, jie viską padaro, nes jie supranta, kad viskas priklauso nuo mūsų. Visada sakiau ir visada vadovavausi ir jums rekomenduoju vadovautis tuo principu. Koks esu aš, toks yra mano gyvenimas. Visi tie, kurie ir savivertės mano neturi, tai dėl to, kad jie nedaro kažkokių žingsnių ir todėl nelabai randa už ką save vertinti, nes tas vertinimas yra ne tik kažkieno kito, tai visų pirma yra savęs. Tai ta savivertė ne nuo meilės savo, o nuo dalykų, kuriuos aš padariau, aš juos pasižiūriu ir man taip gera. Mažesnyje ar dideli visiškai neturi skirtumo. Jeigu jūs pradėsit nuo mažesnio, visada ateisit link didesnio. Tai šita žinutė ir šūkis šitą video yra atsargiai depresija. Tai yra ne depresija, tai yra tinginystė. Dirbkim su tuo, o jeigu turim liniją tuščią 4, 5, 6, valios ir ryžto žengti kažkokį žingsnį. Tai ačiū Jums labai ir gerų pamąstymų.